Duotas logaritminės funkcijos grafikas ir reikia nustatyti koeficiento a reikšmę. Mes žinome, kad mūsų f nuo x yra minus logaritmas pagrindu a skaičiaus x. Na, pažiūrėkime. Mes turime kažkokį skaičiuką įsistatyti. Vieną įsistačius, tai visada gausim nulį, tas taškas mums kažkaip tai nepasakys, koks yra šitas pagrindas a, nes koks be būtų pagrindas a, jeigu įsirašysim vietoj x, o vieną visada bus nulis. Pažiūrim, kokį mes dar skaičiuką turim. Štai turim skaičiuką, kurio koordinatės 5 ir minus 1. 5 ir minus 1. Taigi, vietoj x įsirašau 5, o vietoj funkcijos reikšmės įsirašau minus 1. Va. Ir dabar gaunu aš, kad logaritmas pagrindu a skaičiaus 5 lygus 1 arba a lygu 5. Taigi, aš gavau, kad a yra lygu 5.